Mes esame Batakių vidurinės mokyklos 6 klasės mokiniai. Pavasarį išsilaikėme dviračio pažymėjimus. Ir dabar mes galime laisvai būti eismo dalyviais. O kodėl kai kurie iš jūsų be liemenių? Mes turime jas. Ar žinot, kodėl jų reikia? Todėl, kad žmonės matytų naktyje ir dienoje ir nematėtų. Tomas pažeidė kelių eismo taisyklę. Važiuodamas per pėsčiųjų perėją, jis turėjo nulipti nuo dviračio ir pereiti per pėsčiųjų perėją. Išvažiuodami į eismo dalį mes padarėme klaidą. Praleidę pėsčiuosius mes išvažiavome į važiuojamąją kelio dalį neteisingai. Reikėjo išvažiuoti po vieną ir laikytis dešinės kelio pusės. Mes stengiamės važiuoti drausmingai, tačiau Tomas pažeidė kelių eismo taisyklės ir netgi važiavo atsistoję. Pažadu laikytis eismo taisyklių, visada dėvėti liemenę ir per pėsčiųjų perėją persistumti. Nevažiuoti.